Gerai. Gerai. Sveiki jaunimas, senimas. Jeigu jūs galvojat, kad aš ką dedu į savo pagrindinį kanalą yra šūdas, tai pasiruoškit, čia bus dar labiau šūdas. Sprendžiau pakalbėti taip ant greitųjų. Pirmi įspūdžiai po ko? Mini filmų maratono, Kopos filmų maratono. Ką tik grįžau iš kino teatro, pažiūrėjau antrą Kopos dalį. Kada ten išėjo, kovo 1 dabar yra. Balandžio 3. Pagalvojau, blemba, aš nieko neprisimenu, galim sakyt. Tai nusprendžiau pažiūrėti pirmą dalį. Šiandien taip spontaniškai. Nieko nesu visiškai užsirašęs, dabar atėjau į Letterboxd'ą įlogint abiejų filmų. Ką aš galvoju? Visiems taip rūpi, ką aš galvoju. Jo, aš pamenu, kai buvo pirma dalis išėjo, tai aš pažiūrėjau pirmą kartą ir galvojau, blemba, nieko nesuprantu. Ir tą kažkaip po 2 dienų nusprendžiau, kad, davai, reikia dar kartą pažiūrėti, tai peržiūrėjau antrą kartą ir tada buvo daug aiškiau. Ir jo, nežinau, šį kartą pažiūrėjau, jau aišku nebe kino teatre, namie. Tai mane žiauriai užkniso pirmos dalies garsas, nes kai žiūriu per teliką ir nėra kokių nors gerų kolonėlių, tai labai keistai skamba viskas. Tikrai manau, kad Kopos garso takelis ir ką ten Hansas Zimmeris yra padaręs, yra gana kosmosas. Ir tu viso to tikrai nepajauti, jeigu važiuori per teliką. Tai būna tylu ir tada ir ta bele kaip garsiai būna tas tada būna ir tada jau įsdavau, tada ruošti tiesiog ausis, kad tiesiog nekraujuotų. Šiaip visa pirma dalis, man dabar jau 3 kartą žiūrint buvo tai wow, kaip aišku, aš nesu skaitęs knygos, aš nesu ten per daug domėjęs apie visą Kopą, mano keli pažįstami labai daug domisi apie Kopą. Ir ten net ir žaidimų žaidė ir ten viską, tai gana kai kurie yra įnikiai visą šitą reikalą, aš niekados kažkaip per daug neprisėdau. Tiesiog buvau matęs 2 kartus tą filmą, kažkaip net manos, aš net reviewsų jokių nežiūrėjau, aš nieko absoliučiai apie Kopą nežiūrėjau, aš tiesiog esu tą filmą matęs. Karačiau, kalbu šūdus visiškai. Tai dabar 3 kartą buvo kažkaip stebėtinai aišku viskas, labai aišku. Jo, tik atėjau antrą dalį, iškart bum, ta istorija toliau tęsis ir aš viską, aš ką tik žiūrėjau pirmą dalį, iškart kai buvau kino salėje, iškart pasijautė tas kontrastas, kad tas visas garso takelis skamba žiauriai nuostabiai, žiauriai fainiai viskas padaryta. Spalvos ir man atrodo visas techninis išpildymas antros dalies yra, daug geresnis nei pirmos, nes pirma taip nežinau, ar čia dėl to, kad aš žiūrėjau per teliką ar kažkas tokio, bet blemba, man nepatiko, jis atrodo toksai blankus ir jisai toksai visas tas pasaulis atrodo tuščias yra. Ta prasme, tie visi kadrai ir ten visas tas pasaulis atrodo, jo jisai masyvus, bet jis tuo pačiu su to masyvumu yra labai tuščias, taip atrodo labai mažai visokių detalių, ten jeigu, pavyzdžiui, jie tenai, nežinau, ten nusileidžia į tą... Aš jau pamiršau tos planetos pavadinimą. Kokį ten planetą? Kaip yra? Atreidai yra ta gentis. Arakis. Tai žodžiu, kai buvo pirmoji daly, tas Arakis toksai, tu ten jie nusileidži ir jis atrodo, taip, jis yra belekaip masyvus, bet jis belekaip tuščias. Ir aš nemanau, kad jie norėjo, kad būtų toksai tuščias, nes, pavyzdžiui, antroji daly, kad ir viskas tęsiasi ir ten nėra labai daug pokyčių tam mieste, bet jis daug pilnesnis jaučiasi. Ir aš nesuprantu, ar čia dėl to, kad aš žiūrėjau per teliką man taip jautės, ar čia tiesiog jie kažką pakeitė, kas buvo labai subtilu ir dėl ko jis jautėsi iš tikrųjų. Ir masyvus, ir pilnas. Tai jo, bet ir antro filmo spalvos man žiauriai patiko, nes aš pamenu, žiūrėjau pirmą ir aš irgi nežinau, čia dėl televizoriaus ar dėl ko, bet pirmoji daly irgi toks atrodo, blemba, yra ta visa dykuma ir jinai, tokia labai pilka, jinai labai neryški, jinai tokia labai, nežinau, blanki, tokia visa nuotaika to filmo yra tokia blanki, jisai tiesiog nėra toks atrodo ryškus ir toks, stipriai apdirbtas, kaip jis atrodė antroji daly. Tai antrą dalį aš už tą belekaip gerbiu, man labai patiko. Nežinau, ar čia padaryti kažkokie pokyčiai ar dar kažkas, bet faina žiūrėti visą šitą filmą. Žiauriai gražus filmas. Eiktų nafik, koks gražus filmas yra Dune Part 2. Bet tuo pačiu metu aš nelabai suprantu, kodėl visi žmonės tiek dalina liaupsų, kodėl čia yra 5 žvaigždučių filmas. Galbūt išsišoksiu su šitą nuomonę, bet blemba man ta istorija, ypač kai vyko tas visas pagrindinis karas, man atrodė, kažkaip viskas per greitai. Nėra to tokio didelio jausmo, kad čia yra pagrindiniai įvykiai. Nes kai aš žiūrėjau filmą, jau toksai buvo, kad eina per tą planetą ir viskas vyksta ten kaip jo vizijose, bet blemba, nesijaučia to tokio masyvumo, jisai viską taip lengvai paima ir atrodo, net nesijaučia to svorio, ką jisai daro, ką tas Polas daro, ką daro jo tą visą... Blemba, aš vėl pamirštu, kaip ten jį... Fremenai, kaip ta visa Fremenų gentis,
kaip jie viską ten užpuola ir kaip jie viską masyviai paima ir kaip jie greit paima. Jie taip greit paima viską, kad atrodo, nu čia nėra svorio, jiems čia buvo taip paprasta ir jiems nieks nesipriešina, kad atrodo, plemba, kodėl taip greit viskas vyksta, kodėl aš nejaučiu jokio, jaudulio. Tai man ta visa karo dalis pasirodė labai greitai. Pats finalas žiauriai geras, man labai patiko visas tas finalas, visa ta kova tarp tų dviejų bičų, tarp tų... Aš vėl neprisimenu, kaip ten yra. Harkonnenai, tarp viso to Harkonnen, absoliučiai ta visa istorija taip gražiai susijungia pačiam gale ir irgi ta pabaiga yra tokia, bus trečia dalis ir aš manau, kad visai gerai nuėjo į tą trečią dalį. Aš girdėjau iš savo vieno draugo, kad jie kažką pakeitė istorijų. Taip knygui nebuvo, kaip buvo filme. Ir kažkas ten, kažkas pabaigoje yra, kad nebuvo knygoje ir kad čia buvo matyti dėl filmo, kažkas paeditinti ir panašiai. Bet jo, nežinau, man ta pabaiga patiko. Aš jau dėl to karo jau buvau biškai išsigandęs, nes atrodo, taip viskas labai solidžiai ėjo ir taip viskas labai greit atsitiko. Ir aš labai išsigandau, kad, čia viskas dabar tik tai blogės. Nes pati pradžia, fucking wow, pati pradžia yra kosmosas, ta prasme, viską, ką tu pirmoji daly, ta prasme, pavyzdžiui, aš žiūrėjau pirmą dalį ir jis vis mato tas vizijas ir tu galvoji, tai ar jis čia bus su Zendaya ar nebus, kaip jo tas santykiai vystysis, kodėl jis čia mato tas vizijas ir tada ten pamatai, kad raidina ten tą blemba kirmelę. Ta pirma dalis tave vis tyzina, kas bus ir tu galvoji, blemba, ar taip ir bus, ar mes ir pamatysim ir tada antroji daly tiesiog viską parodo, ką tu taip laukiai pamatyti. Man tas žiauriai patiko. Tai visi action sequence'ai, man atrodo, čia tobulai, čia yra aukštas lygis. Aš sakau, visas tas pasaulis ir kaip jis atvaizduotas, ten, pavyzdžiui, tu buvo vėl nepamenu, Hanekenu, jo tas Harkonnenų pasaulis, juoda balta. Wow! Fucking kosmiškai atrodė, aš nežinau, man labai patiko, man atrodo, visas šitas filmas buvo taip gerai techniškai išpildytas. Mačiau Letterboxd, jis ten kelintas filmas dabar yra iš tų top 250 sąrašo. 15 vietoj, tai pavyzdžiui, kas yra 16, man įdomu. Tai gerai, jis yra už Schindlerio listo, jis yra už Shawshank Redemption, už Parazito, už Dune yra Leheinas, Goodfellas, The Dark Knight, Spirited Away, There Will Be Blood. Žiauriai daug gerų filmų yra už Dune antros dalies ir aš nematau, kodėl jis taip yra aukštai. Gal jis ir yra 5 žvaigždučių filmas, bet ar jis yra taip aukštai, nežinau. Dar grįžęs pažiūrėjau greitai, permečiau akim, kokius aš reviewsus buvau pasilaikinęs šito filmo, kai dar net nebuvau jo matęs. Tai buvau pasilaikinęs Karstino Rehnquisto review ir jisai buvo parašęs "One of these movie-going experiences I'll cherish for the rest of my life." Ir aš sutinku, nafik, čia buvo žiauriai kiet. Kad ir aš pažiūrėjau čia viską per vieną dieną, bet tas hypas po pirmos dalies jau pas mane buvo toks didelis, kad aš jau kai prasidėjo ta antra dalis ir dar viską, kai tau rodo, man labai patiko. Tai nematau, kodėl reikia taip liaupsint, kad čia jau pats geriausias, bet kad čia yra vienas iš solidžiausių tų tokių, nežinau, sci-fi ir ypač palei knygas adaptuotų filmų, tai čia faktas. Abi dvi dalis labai fainos, tiek pirma, tiek antra. Aš manau, geresnė yra, bet ne per labai daug geresnė, tiesiog, sakau, man atrodo, kad tas labai ryškus skirtumas tarp jų yra tas būtent techninis išpildymas, nes jaučiu ir biudžetas buvo daug didesnis šito filmo, ne? 1,65 milijono, eik tu, nafik, budžet. 190 milijonų, tai ne tiek ir per daugiau, aš galvoju, gal bus didesnis, bet aš nebūčiau tikėjęsis, kad pirmos dalies bus toks didelis biudžetas. Bet kokiu atveju, didesnis biudžetas, aš manau, tai tikrai matosi ir aš manau, kad produktas bendras, kuris va čia gavosi, labai solidus. Ir nežinau, man labai patinka Zendaya. Ne, man negerai su galva yra. Mano jai palaici, jūs visus grūdai atpazysi, vieną naujagą jūs pat aptisti, pasagą užbį.